Surengtoje konferencijoje lankytojai turėjo progos susipažinti su Jurgiu Ambraziejumi Pabrėža. Čia buvo eksponuota daug leidinių, kurie pasakoja apie jo mokslinę teologinę veiklą. Keletas leidinių Jurgį Ambraziejų Pabrėžą iškelia kaip asmenybę, davusi žmonėms suvokimą apie tikėjimą. Konferencijoje Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos kultūros kelią pristatė Raudėnų bendruomenės pirmininkė Jovita Lubienė. Susirinkom pakalbėti apie vieną iš angelų sargų visos Lietuvos, Jurgį Ambraziejų Pabrėžą. Niekados nenusibos man kartoti, kad kokia laimė, kad jisai prieš tiek daug metų, čia bent 1,5 metų, užtruko Raudėnuose ir tikrai įmynė savo pėdą ir paliko savo ženklą. Ir kartu mus Raudėnus lygiai taip pat daugelį metų į ateitį, kaip ir daugelį metų praeitį, taip pat įmynė kaip vieną iš gražių, paprastų, kaimiškų, lietuviškų pėdų. Ji pažymėjo, jo kultūros kelias jau 2 metus, vedantis per 7 Žemaitijos savivaldybės, Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos gyvenimo ir darbų palikimo pėdomis, puoselėjantis religinį turizmą, integruojantis vietos tradicijas ir nūdienos inovacijas. Konferencijoje pranešimus skaitė Kretingos muziejaus mokslinė darbuotoja Jolanta Klietkutė ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Asta Pocienė. Konferencijos metu buvo pristatytas sukurtas filmas apie Jurgį Ambraziejų Pabrėžą. Mintis parengti kultūros kelią skirtą šiai iškiliai asmenybei kilo minint 2021 metais, minint Lietuvoje Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metus. Apvažiavus visas parapijas, kuriuose jisai tarnavo, pagalvota, kad per mažai dėmesio skirta šiai iškiliai asmenybei, ir kad nepadėti viso užmarštin, tai ir sumanyta pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su visomis tomis savivaldybėmis, ir atmintin palikti. Sutartis bendradarbiavimo pasirašytos su Šiaulių rajono savivaldybė, su Telšių rajono savivaldybė, su Rietavo savivaldybė, Raseinių rajono savivaldybė ir Kretingos. Paprasti žmonės Žemaitijoje žino kaip šventai, kaip prie kurio kapo vyksta stebuklai, galima sakyti. Kadangi gyvas būdamas jisai gydė žmonės žolelėmis savo surinktomis, prie jo vienuolyne, prie jo celės nuo pat ryto jau rinkdavosi eilė žmonių, kurie neturi pinigų gydytojui. Tiesa, tuo metu gydytojai Klaipėdos krašte buvo 2, tai paprastam žmogui praktiškai beviltiška pas jį pakliūti buvo. Tai Jurgis Pabrėža ėmėsi to, kad norėjo palengvinti žmonėm kančias, padėti jiem patiem gydytis ir kuom galima gydytis tom, ką davė Dievas, žolelėmis ir jų savybėmis. Dėl to ėmė tyrinėti žoles, savybės jų. Ir gydė žmonės, kurie ateidavo ir gydė už dyką. Netgi testamente rašė, visą, ką aš esu sukaupęs, yra man dovanota. Jo moto galėjo būti tai, ką jisai pats yra užrašęs, suklijavęs iš žolynų ir kabėjo jo celėje tas herbaras ant sienos. Ir ten buvo įrašyta, dabar žemaitiškai nepasakysiu, bet galiu lietuviškai pasakyti, Dievas mato, laikas bėga, mirtis atsiveja, amžinybė laukia. Tai tas jo moto toks, kad viskas yra labai laikina, bet džiaukime šią akimirką ir darykime šiandien ir dabar tai, ką galime geriausia. Tikslas šio projekto šiais metais ir yra toks, kad tiesiog pristatyti bendruomenėse į Jurgį Ambraziejų Pabrėžą. Ir važiuojame tomis dienomis, kai parapijose vyksta atlaidai. Švento Baltramiejaus atlaidų metu Raudėnuose šventas mišias laikė klebonas Tomas Kedušis. Po šventų mišių poezijos ir dainų koncertą surengė Agnė ir Giedrius Arbačiauskai. Kur nemirti